Sveiki, šiandien turiu ganėtinai įdomią temą. Šito vaizdo įrašu aptarinėsiu vandens surinkimo latakus arba trapus. Ką šiandien turiu, tai asmeniškai turiu pailgą trapą. Tai aptarsiu jų privalumus, trūkumus, nuolydžio formavimo būdus ir panašiai. Todėl palaukit, tęsim toliau su pačiais niuansais. Jeigu jums patinka vaizdo įrašai arba panašiai, kaip mes turinį kūrėm, prašom paspausti patinka, prenumeruokit kanalą, tai padės mums plėstis ir daugiau sulauksit tokių panašių vaizdo įrašų. Taip, ir pradedam. Turim pailgą trapą čia, bet jų yra dvi formos. Yra pailgas trapas, yra kvadratinis trapukas mažiukas. Skirtumus aptarsiu netrukus, palaukit, nepabėkit. Dabar jų montavimas ganėtinai nesiskiria vienas nuo kito, iš tikrųjų taip pat dedasi kaip ir visi kiti trapai, tik tai tiek atskiriasi pati hidroizoliacija jau ant pačio pagrindo. Turėtų arba bent jau kaip jinai turėtų būti įrengta. Todėl čia, kadangi turim asmeniškai pailgą trapą, pailgi trapai turi pasižymį vieną dalykų, jų nuolydis gali būti į vieną pusę. Tai ganėtinai estetinis ir gražus modernus vaizdas, kada tu trapą sumontuoji palei sieną, kaip ir va čia parodyta, sumontuoji ir tada nuolydį padarai per sieną arba ten, nežinau, per tam tikrą plotą į šitą vietą. Kvadratinis trapas, jisai yra mažesnis, jo dydis yra kažkur tais apie 10 ant 10 ar 15 ant 15. Tas trapas gali būti montuojamas jau bet kur. Šito trapo tu negalėsi jau pastatyti nei į vidurį, nei į ką, jisai turi palei sieną būti. Aišku, dar yra trečias trapo tipas, jisai dedasi į pačią sieną, vadinasi urvelis, užsiklijuoja. Atrodo analogiškai kaip ir šitas dabar mano esamas, tik tai tiek, kad jisai montuojasi į pačią sieną, palikdamas mažą plyšį ir taip surinkdamas vandenį tenais. Todėl dabar, tarkim, jeigu turim pačius jo esminius skirtumus, tai pailgas trapas į vieną pusę surenka vandenį tik tais, tai todėl nuolydis galėtinai modernus. Kvadratinis trapas tam tikrose vietose jisai montuojamas, tekdavo anksčiau įmontuoti daugiau vietų, o tie kvadratiniai trapai dedasi jau bele kur. Tarkim, jeigu turim visose grindyse, kaip ir šitoje vietoje norėčiau pasidaryti trapą vandens surinkimo, iš visų pusių nuvest nuolydį, tai leidžia man padaryti, nes kvadratinis trapas jau tada suformuoja iš visų kraštų po vienodą gabaliuką arba bent jau po vienodą siūlę nuolydžiui suformuoti. Todėl šitie trapai ganėtinai plačiai naudojami ir panašiai. Dabar jų specifika. Palaukit, dabar apie specifiką, ką turim. Dabartiniai trapai dedasi dviejų rūšių būna. Yra sausi ir yra šlapi. Tai kuo vienas nuo kito skiriasi, tai sausas trapas, jisai, kad ir jam išdžiūvus, nes dažniausiai turim kanalizacijoje neigiamą slėgį, kuris ištraukia visą vandenį, tai jeigu aš, tarkim, nuleisiu unitazę vandenį, jisai iš trapo gali šiek tiek pašalinti vandens, taip atskleisdamas angas ir taip leisdamas kvapui patekti į patalpą. Tai sausas trapas turi papildomai dar vieną sluoksnį membranos, kuris, tarkim, jeigu ir kažkas yra atgalinis pūtimas arba bent jau į patalpas, jisai uždaro tą vožtuvą ir neleidžia taip orui pasiskverbti į patalpas. Todėl sausas trapas yra dabar ganėtinai dažnai naudojamas, bet yra tenka susidurti su šlapiu, jie pigiau kainuoja, pigiau prižiūrėti ir panašiai. Nes kiekvieną kartą turi bent jau išvalyti jį, kad jisai tarnautų ir tvarkytųsi su kvapais taip, kaip ir buvo naujas įdėtas. Tai vienas dalykas. Dabar ką galiu pasakyti apie kvadratinius tos trapukus, ten 15 ant 15, 10 ant 10, jie gali būti pajungiami iš apačios, gali būti pajungiamas iš šono. Aišku, jų storis yra šiek tiek didesnis negu šitų. Šitie yra montuojami žemo profilio, tai gaunasi jau nuo grindų arba jau nuo esamo pagrindo gali pasikelti aukštis jau ganėtinai nedidelis ir taip viską, jeigu turim, tarkim, ribotą kiekį grindų, todėl šitas trapas jau bet kur sumontuos. O jeigu turim kvadratinį trapuką, tai jie būna jau šiek tiek gilesni, nes aišku, tenais yra tokia plūdė, yra dar papildomai įsideda anga, į kurią tenais vanduo susirenka ir taip leisdamas vandeniui tekėti į apačią ir neleisdamas orui. Tai va tas dalykas užima šiek tiek vietos, atima praktiškumo, bet jie šiek tiek didesni, tai dedasi, jau aišku, daug kur pritaikysi jį tenais, yra pajungimai iš šono, yra visur pajungimai, jie su lanksčiu jungtim ir panašiai, arba iš vienos, arba iš kitos pusės.
todėl ganėtinai kai plačiai naudojami, tai jie dar dabar sutinkami. Su šitais trapais mes jau turim visai kitokį pagrindo paruošimo būdą, nes šitie trapai, jų tarnavimo laikas yra keli metai tik tais. Tai kas atsitinka po kelių metų, šiaip yra jie kokybiškesni, yra pigesni, tai kuo jie skiriasi. Praktiškai jų korpusas būna, jeigu ne metalinis, tai būna plastikinis, jeigu iš pigesnių. Ką tai reiškia? Tai jo pagaminimo kaštai yra mažesni, jisai gali gautis kreivesnis. Nes yra tekę matyti, čia vienoje vietoje pasižiūrėjom, kad plastikinis trapas buvo per vidurį išlinkęs, arba įlinkęs į vieną pusę, arba į kitą pusę. Jo pagrindinė dalis bazė stovi irgi ne visai tiesiai, tai pagal gulšiuką žiūrėdamas jau tu negali jo tvarkingai pastatyti, kaip norėtum, o metaliniai trapai, jie visą laiką tvarkingi, viskas tenais gerai. Ir kuo skiriasi šiek tiek pigesnis metalinis nuo brangesnio metalinio? Tuo, kad skiriasi va šita pagrindinė esminė dalis, jo lovelis. Į šitus lovelius įsiklijuoja plytelė ir taip paslėpia šitą kraštą, atskleidžia tik tais mažą siulytę, čia kažkur tais apie 4 mm tarpą aplinkui įsicentravus, kad vanduo būtų surinktas. Todėl jeigu prireikus paimi tą trapą, atsidarai, išsivalai viduje, kas tenais yra grotelis, išsivalai, kad jisai vėl tarnautų ir vėl vandenį surinkinėtų taip, kaip buvo prieš tai, nes būna prisirenka plaukų ir panašiai, visokių ten nešvarumų ir tada šitas dalykas turėtų būti pagrindinis aprūpinant šitą trapą. O toliau, ką mes ten turim, tai jo hidroizoliacija, pati esminis dalykas, kuris ir tarnauja trumpai. Jeigu atlikta netinkamai, šitie trapai labai tarnauja trumpą laiką ir pradeda leisti vandenį į patį pagrindą. Tai pats pagrindas įsipučia ir panašiai. Visko atsitinka tenais. Po plytelę, aišku, nepamatysi, bet jeigu turi antrą aukštą, tai apačioje gali pamatyti tikrai blogus vaizdus, kada dažai jau ten pradeda nuo drėgmės įsipūsti. Todėl šituose trapuose, jeigu šiek tiek brangesnis trapas, jisai turi guminę membraną užsidedančią ant viršaus, izoliuojančią su hidroizoliacija ant viršaus papildomai ir taip jo tarnavimo laikas yra praplečiamas. Tie kvadratiniai trapai turi didelį skėtį apačioje. Tai tarkim įsivaizduokim, jeigu yra apačioje skėtis ir viršutinė dalis yra siauresnė. Tai ta apatinė dalis, jinai su pagrindu turi būti lygiai, prasitepa su hidroizoliacija ir taip jo tarnavimo laikas jau yra ganėtinai normalus. Todėl niekad tenais jo neprireiks ten nei aptarnauti, nei prižiūrėti ir panašiai. Todėl plaukit, dar ne viskas, ką aš pasakiau. Kadangi šitie profiliukai metaliniai, vaizdą turim estetinį ir ganėtinai gražų, kaip jisai apsidirba ir panašiai. Todėl dažnai naudojamas ir ypač, kai dabar ratiniai trapai arba bent jau dušo nuolydžiai formuojasi į vieną pusę, nes nesinori papildomai pjaustyti, tarkim, iš vienos pusės į vieną pusę, iš kitos, taip supjaustyti papildomai daugiau plytelių. Todėl galim su šitu trapu išgauti daug gražesnį vaizdą, kada nuolydis eina į vieną pusę, mes, tarkim, prisipjaunam šitoje vietoje arba priklijuojam sveiką plytelę, čia dedam irgi sveiką plytelę ir į vieną pusę ją suverčiam, taip kad nereikia mums papildomai pjaustyti iš kraštų. Aišku, kaip darom, tarkim, ties šitą vietą vis tiek turi susiverst, bet jau čia galima taikyti, kad ta siūlė būtų nuo šitos vietos arba bent jau įsipjautų, kad taip leisdama vandeniui būtų surinktam į trapą, tiesiog nubėgimų, jeigu iš šonų atsitiktų kažkas. Bet dažniausiai, aišku, neprireikia, jeigu darai, tai būna per vidurį, tarkim, pjūvis arba tenai siūlę bandai taikyti, tai čia visai kitokie niuansai. Todėl šito dušo trapo nuolydis yra daug geriau sumontuojamas, daug geriau su juo ir gražiau bent jau atrodo. Kvadratiniai trapai, tai papildomai juos pjaustyti ir daryti ir tada tas estetinis vaizdas labiau jau kenčia, nors ir jie praleidžia, gali būti, kad praleis daugiau kvapą. Kad ir turim ir šitų trapų, pajungimai iš apačios, iš šono, visokių yra, tai dar galiu pridurti, kad plastikiniai trapai yra kvadratiniai, jie visą laiką jau bus plastikiniai. Būna, kad tenka sudėti plastikinį dušo trapą ir jisai papildomai ant viršaus turi groteles. Tos grotelės būna ne visur tinka, jos kartais jau kai sumontuoja trapą, aišku, tu jo labai gali ir nepaspaus, bet gali ir nepamatyti, aišku, tokių dalykų. Tarkim, jeigu grotelės po to jau įdedi, jau jais sumontavęs, jau klijai sudžiuvę, plytelės jau baiginėjai objektą, gali būti, kad jisai netilps arba sunkiai tilps. Todėl vienas esminis toks keistas dalykas, kad jie gali būti užspaudžiami
nesvarbu, kaip tu jį sumontuosi, gali būti į vieną pusę, gali kitą, į platesnę pusę, tai nieko neatsitiks, bet jeigu į siauresnę pusę, tai jau mes turim sumažėjimą tarpo ir tada gali būti, kad grotelės jau netelpa. Tai viską jau sužinot, jeigu šitą informaciją jums patiko, spaudžiam patinka, prenumeruojam kanalą, dar papasakosiu daugiau šito panašių vaizdo įrašų.